Aplink Rėkyvą. Šalia Šiaulių miesto yra nuostabus Rėkyvos ežeras ir aukštapelkė. Tūkstančius metų gyvavusio ežero būklė kasmet vis blogėja dėl žmogaus veiklos. Sausinimo, durpynų kasimo, sumažėjusio mitybos baseino, krantų ardymo, dumblėjimo, seklėjimo, gaisrų, netinkamo žmonių elgesio. Gamta skriaudžiama negali pati apsiginti. Globokite ir ginkite ją. Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas Aukuras su Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė surengė ekspediciją žygį aplink Rėkyvos ežerą, kurio metu aprašytos, nufotografuotos ir paskelbtos ežero ir aukštapelkės aplinkosauginės problemos. Keliaudami pažymėjome ir aprašėme pažintinį maršrutą aplink Rėkyvos ežerą su įdomiais sustojimo taškais, kuriuose galima pamatyti gamtinės vertybės ir jas naikinančias žmogaus veiklas. Taigi kviečiame jūs į pilną įspūdžių bei nuotykių kelionę aplink Rėkyvos ežerą. Jums teks nueiti apie 20 km ir aplankyti 21 stotelę. Net ir patyrusiam žygeiviui tai nemažas atstumas. Pirma stotelė – Rėkyvos ežeras. Kelionės pradžioje, stovint ant tilto Rėkyvos gyvenvietėje, galima apžvelgti ežero platybes. Rėkyvos ežeras yra 10 pagal dydį ir didžiausias takoskirinis pelkinis ežeras Lietuvoje. Jo plotas 11,8 kvadratiniai kilometrai. Didžiausias gylis 4,8 metrai. Kranto ilgis 14,10 km. Ežeras neturi intakų, tačiau turi 2 dirbtinai reguliuojamas ištakas. Tik gruntinis vanduo ir krituliai maitina Rėkyvos ežerą. Ko gero nėra Lietuvoje kito tokio miesto kaip Šiauliai, kuriame tyvuliuotų toks didelis ežeras, pradėjęs gyvenimą prieš 12 000 metų. Šalia ežero yra Rėkyvos botaninis zoologinis draustinis. Rėkyva savo vandeniu maitina Prūdelio, Talšos ir Ginkūnų ežerus. Tai šiauliečių mėgstama poilsio, žvejybos, vandens sporto vieta. Antra stotelė – Rėkyvos pliažas. Šalia tilto puikus pliažas, mėgstama šiauliečių poilsio ir žvejybos vieta. Kasmet čia vyksta visų laukiamos vandens, rasos, žiemos šventės. Rėkyvos gyvenvietė nuostabių gamtovaizdžių ir turtinga istorija apdovanota Šiaulių miesto dalis. Ji nutolusi apie 10 km nuo miesto centro į pietus ir įsikūrusi prie Rėkyvos ežero. Trečia stotelė – Karpių dvaras ir mauzoliejus. Praėję pliažą apie 350 metrų nuo tilto prieisite Karpių mauzoliejų, dar vadinamą Grabaučiaus kalnu. Tai memorialinis kompleksas, bene vienintelis tokio tipo šeimyninis kapas Šiaurės Lietuvoje. Ketvirta stotelė – Rėkyvos elektrinė. Paėję 150 metrų nuo mauzoliejaus palei ežerą prieisite Rėkyvos šiluminės elektrinės betoninės aušinimo sistemos liekanas. Atsargiai neįkriskite. Įkritus į vandenį sunku būtų išlipti. Buvę elektrinės pastatai ir kaminas išsiskiria Rėkyvos ežero pakrantės kraštovaizdyje. Penkta stotelė – Kairaičio riedulys. Toliau keliaujant už 350 metrų, nepraeikite pakrantėje gulinčio didelio pilko granito akmens su memorialinė lenta įamžinusia nepriklausomos Lietuvos karo lakūno Antano Kairaičio žuvimo vietą. Šešta stotelė – Akcinė bendrovė Rėkyva. Už keliasdešimties metrų nuo akmens prasideda akcinės bendrovės Rėkyva gamybinė teritorija. Durpių gavyba ir pelkės sausinantis kanalai žeidžia gamtos pusiausvyrą, sustiprina gaisringumo pavojų. Septinta stotelė – Lingailių liūnai. Už pusės kilometro praėję akcinės bendrovės Rėkyvos įmonę prieisite betoninį molą prieplauką, už kurio prasideda Rėkyvos miške esantis Lingailių liūnai. Šioje žemapelkėje galite pamatyti iš ežero ištekantį upelį, kurio krantus puošia geltonieji vilkdalgiai. Praėjus apie 200 metrų pakrantę rasite bebrų namą ir jų nugraužtus beržus.
Paėjus toliau nuo kranto giliau į mišką pamatysite gaisro pasekmes, apanglėjusius medžių stuobrius ir tarp degėsių besikalančią augmeniją. Kasmet Rėkyvos miške ir durpynuose kyla vidutiniškai apie 4 gaisrus. Todėl nekurkite laužų ant durpių prie ežero miške. Visada pagalvokite apie galimas pasekmes ir žalą gamtai. 8 stotelė – pakrantės Žemapelkė. Paėję porą šimtų metrų prieisite nepaprasto grožio žemapelkyną, kuris tęsiasi palei ežerą 30–40 metrų pločio juostą. Žemapelkės susidarė seklėjant ežerui. Žemapelkės maitinamos ne tik krituliais, bet ir požeminiu vandeniu. Todėl augalams yra daugiau maistui tinkančių mineralinių medžiagų. Čia auga viksvos, kiminų kupstai, spanguolės, varnaaugės, pavasarį žydi gegužraibės, švyliai, tekšės, saulašarės, auga žemos pušelės. Tai retai ir saugotina augalų ir gyvūnų rūšių buveinė. Pelkės turi didelę ekologinę reikšmę Rėkyvos ežerui. Jos per pavasario polaidį tarsi kempinė sugeria daug vandens ir per vasaros sausras palaiko pastovų ežero vandens lygį. 9 stotelė – Raisčilis. Už Žemapelkės įėjus į Raisčilį, pelkinį pušyną, jūs pasitiks svaiginantis gailių kvapas. Kalbama, kad būtent dėl jų svaiginančio poveikio pelkėje paklysta žmonės. 10 stotelė – Mėlšaragis. Eidami ir grožėdamiesi Raisčilį ir pakrantės Žemapelkynais už 2 kilometrų prieisite Mėlšaragio iškyšulį. Šioje vietoje galima trumpam prisėsti ir atsipūsti. Rėkyvos pelkynai garsėja gyvačių gausa, ekspedicijos metu teko matyti angį, gluodeną ir žaltį. Tačiau tik marguolė angis yra nuodinga. Šie ropliai, baikštus ir išgirdę triukšmą, greitai slepiasi. Tad pamatę gyvatę nesigriebkite pagalio, o geriau pasigrožėkite ir apeikite. 11 stotelė – Durpynas. Nuo iškyšulio praėjus apie 300 metrų palei Žydkaktės įlankos krantą prieisite miško kvartalinę liniją, kur eidami pasieksite eksploatuojamo durpyno pakraštį. Ši durpių dykuma dar neseniai buvo pilna gyvybės aukštapelkė. Čia ir sustokite pasidairyti, nes po durpyną pašaliniams vaikščioti draudžiama. Akcinės bendrovės Rėkyva durpių gavybos laukai užima 530 hektarų plotą. Dėl palankių gamtinių sąlygų Rėkyvos apylinkių durpės yra labai geros kokybės. Todėl kasama daug, sparčiai, giliai. Per metus iškasama vidutiniškai po 35 000 tonų durpių. Jau dabar durpyno paviršius yra žemiau ežero lygio ir planuojama kasti dar 6–7 metrus gilyn. Iškasus durpes vietoj buvusios aukštapelkės žiojės milžiniška duobė. Mokslininkai konstatavo, kad 271 metro degraduojančios aukštapelkės riba skirianti Rėkyvos ežerą nuo eksploatuojamo durpyno susidarius atitinkamoms sąlygoms, tai durpių slūgimas, sausra, gaisras, padidėjęs bangavimas, durpingo kranto erozija, gilinami durpyno sausinimo grioviai, gali būti pralaužta. To pasekoje nutekėjus 12 milijonų kubinių metrų ežero vandens pasekmės būtų katastrofiškos. Bet šiandien to dar neįvyko. 12 stotelė – Tilžės ištakos. Nuo durpyno kvartalinę liniją grįžkite prie ežero ir eidami pakrantę už puskilometrio prieisite užpelkėjusias liuliuojančios Tilžės upelio, kuris nuteka į Dubysą ištakas. Jūs jau Rėkyvos botaninėme zoologinėme draustinyje. 13 stotelė – Aukštapelkė. Eidami tolyn nuo šiaurės ištakų palei Viesulų įlanką pastebėsite, kad krantas kyla, pušelės mažėja. Tai Aukštelkės Rėkyvos aukštapelkė, išlikusi vienintelė visame buvusiame dideliame pelkinėme komplekse, kurios hidrologinis režimas palyginti nedaug pažeistas. Aukštapelkė yra būdingas išgaubtas paviršius, aukštėjantis nuo pakraščių į vidurį, o ji maitinama tik atmosferos krituliais. Dėl žmogaus veiklos sutrikdžius hidrologinį režimą didžioji dalis aukštapelkių plynių užauga pušimis ir beržais. 14 stotelė – Gegužragis.
Nuėję daugiau nei 8 kilometrus prieisite žvejų nutryptus Viesulų įlankos krantus ir senasias Durpyno duobes, apaugusias gausia įvairiarūšė augalija. Iki juodumo ištrypti takai padaugėjusių savavališkų laužaviečių šiukšlių krūvos liudija, kad ši pakrantės dalis gausiai lankoma. Nepatingėkite parinkti šiukšlių ir sunaikinti laužavietės bei sudrausminti gamtos niokotojus. 15 stotelė – Pabalių maudyklės. Už Gegužragio iškišulio keliaujant iki Pabalių maudyklės 1,5 km. Jums teks įveikti siaurus pakrantės takelius virš vandens ardomų krantų su klastingomis duobėmis, persimetus pagalį perlipti užpelkėjusius griovius, medinių rastelių taku pereiti per šlapines. Pabalių įlankoje jūs pasitiks melėtas krantas. 16 stotelė – Kabantys krantai. Už paplūdimio prasideda akmenimis ir betoniniais blokais tvirtinta pakrantės juosta. Pasibaigus palei sutvirtintą krantą einančiam keliui toliau keliaujant būkite atsargesni. Tai viena iš ekstremalesnių ežero pakrantės vietų. Pakibę ežero bangų plaunami krantai, vandens ir žvėrelių išgriaužtos duobės ant takelių verčia viena akimi stebėti, kas vyksta po kojomis, o kita akimi grožėtis iš vandens kyšančiais nudailintais kelmais. 17 stotelė – Ožragis. Nuėjus nuo paplūdimio apie 1,5 kilometro prieisite didžiausią ežere Ožragio iškišulį. Vardą iškišulys turbūt gavo dėl jo gale į ežerą išsikišusių 2 ragų. Tai mėgstama žvejų vieta. Priešais iškišulį matosi sala vadinama Salaitė. 18 stotelė – Kulpės ištakos. Nuo Ožragio paėję puskilometrį Piktmiškio pakrantę, prieisite apnykusi medinių polių kelią, kuris per Karklynus nuves iki tilto per Kulpės kanalą. Kulpės upė išteka iš Rėkyvos ežero ir pratekėjusi apie 30 km įteka į Mūšą. 19 stotelė – Bačiūnų įlanka. Už Kulpės ištakų prasideda kolektyviniai sodai ir Bačiūnų įlanka. 20 stotelė – Žvejinės švendrynas. Nuo Bačiūnų paplūdimio iki Rėkyvos gyvenvietės galite eiti pakrantę per švendrynus arba apeiti juos sugrįžtant į Bačiūnų gatvę. Žvejinės švendrynas viena iš sunkiausiai praeinamų ir mažiausiai žmonių paliesta Rėkyvos ežero pakrantės atkarpa. Brendant per šią užpelkėjusią įlanką galima prisemti ir guminius batus. 21 stotelė – Jachtklubas. Sėkmingai prabridę švendrynę už 700 metrų išlysite ties Šiaulių Žalgirio jachtklubu. Jachtklubas įsikūręs buvusiuose Rėkyvos dvaro pastatuose. Už kelių šimtų metrų nuo jachtklubo pasieksite Rėkyvos tiltą. Sveikiname jūs apėjus Rėkyvos ežerą, tikimės, kad neliksite abejingi Rėkyvos grožybėms ir padėsite joms išlikti. Nepamirškite, kad gamtoje nevalia triukšmauti, skinti augalus, žaloti gyvūnus ir griauti jų būstus, šiukšlinti, kurti laužus neįrengtose laužavietėse, draudžiamais būdais rinkti gamtos gėrybės. Pažinkite gamtos grožį.